Children of the world are waiting. Hear the song of the love that is never. Mane pakrikštijo, kai dar buvau mažas kūdikėlis. Jis užpila vandens čia ir padaro kryžiaus ženklą su trupučiu aliejaus. Krikštas yra tada, kai žmonės užpila ant galvos aliejaus ir padaro kryžių čia ir čia. Ko jūs prašote iš Dievo bažnyčios? Krikšto, krikšto, krikšto. Ar norite, kad Katie Rose būtų pakrikštyta bažnyčios tikėjime, kurį visi kartu išpažįstame? Taip. Teisingai. Teisingai elgiatės, ateidami pakrikštyti savo vaikelį. Iš tiesų tai pats svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti, ir tai turės didelių pasekmių. Didelių pasekmių vaikui, kuris nuo šiol susilauks Dievo malonės dovanų. Didelių pasekmių jūsų šeimai, nes jūs tampate bažnyčios šeimos nariais. Ir didelių pasekmių jums, tėvams, nes jūs turėsite šios bendruomenės palaikymą ir Dievo malonę savo gyvenime, kad galėtumėte su savo vaiku dalintis tikėjimo dovaną. Sveiki, aš esu Deividas ir norėčiau pakalbėti apie tėvystę, nes turiu daug vaikų štai ten, triukšmų keliančių galvos skausmą. Žinote, tapus tėvu, mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Vis dar neatsigavau po pirmojo vaiko gimimo ir niekas negalėjo manęs tam paruošti, šiam grožiui ir siaubui. Aš vis dar ištikta šoko. Todėl ir pražilau. Draugai mane bandė perspėti, ką reiškia turėti vaikų. Bet jei vaikų neturite, to tiesiog negalite įsivaizduoti, ar ne? Tėvystė gali mumis atskleisti tai, kas gražiausia. Ir tai, kas blogiausia, juk taip. Kartais šie vaikai gali būti tikri angelėliai, pripildantys namus džiaugsmo ir juoko. Bet neretai, jie gali būti tikri pasiutėliai. Kartais rytais jie susivienyje prieš mane ir dar prieš 7 valandą ryto įvaro man baimė savo siautuliu drebindami namų sienas. Bet net ir tomis akimirkomis šiuos vaikus myliu visą savo esybę. Mielai atiduočiau savo gyvybę už bet kurį iš jų. Ir taip, kaip ir jūs, praleidžiu gerokai per daug laiko besijaudindamas dėl jų ateities. Juk mes, būdami tėvais, norime visą ko geriausio savo vaikams, argi ne? Aš norėčiau, kad mano vaikai būtų laimingi, visiškai savimi pasitikintys ir užtikrinti. Aš noriu, kad jis būtų ir viliuosi, kad jis bus taikus ir ramus vaikas. Aš tikiuosi suteikti jiems galimybę veikti, rūpintis kiekvienu iš jų ir rūpintis pasauliu, kuriame gyvename. Būti laimingiems, teisingiems ir turėti gerus pavyzdžius, kuriais jie galėtų sekti. Mano didžiausias noras, kad mano vaikai turėtų pasitikėjimo daryti tai, ką jie mano esant teisinga. Krikštas – tai vartai gyvenimą su Dievu. Ir Jėzus sakė, aš ateinu jums duoti gyvenimą, tikrą gyvenimą, gyvenimą pilną džiaugsmo, ramybės ir vilties. Kai nusprendžiame savo vaikus įvesti pro šias duris, krikšto duris, jiems dovanojame patį nuostabiausią gyvenimą, koks tik gali būti. Jiems yra suteikiama galimybė pažinti besąlyginę Dievo meilę. Girdėti jo balsą, sakantį jiems, kokie jie yra ypatingi ir koks jis yra jais patenkintas. Susidurdami su kritika ir atmetimu mes visi norime girdėti tą balsą, argi ne? Jie įsijungia į draugystės ir tikėjimo šeimą, į bendruomenę, kuri drąsina ir stiprina juos gyvenimo kelionėje. Jiems yra suteikiama galimybė pajusti Dievo gydymą ir atleidimo malonę už nuodėmes ir paklydimus. Jie tampa atviri Dievo maloniai, jo stiprybei ir daugybei gyvenimo skirtų išbandymų. Šventoji dvasia suteikia prasmę, tikslą ir drąsos pakeisti šalia esantį pasaulį. Ir galiausiai, gyvenimo pabaigoje, kai jie žengs
link paskutiniųjų durų mirties, tai nebus pabaiga. Jie žengs per mirtį į džiaugsmą ir dangaus palaimą, į amžinai gyvenimą, kartu su Dievu per amžių amžius. Kaipgi mes galėtume nenorėti viso šito savo vaikams? Mes norime visą ko geriausio Keiti, todėl ją ir krikštijame. Children of the world are dancing, singing songs of joy. Because when you have Nes babies, kūdikius, do you know when you žinot, should be reiktų gerbti kūdikius. Brangus Dieve, pasaulyje yra tiek daug kūdikių, turėtų būti sunku kurti naujus. Reikia jais labai gerai rūpintis, taip, nes nežinai, ką jie gali padaryti, jie gali susižeisti galvą, nes kūdikiai turi labai minkštą galvelę. Kokį vardą norite duoti savo vaikui, Keiti, Rose? Mano vardas Sana, Korenas, Megan, Andrew, Terry, Ann, Michaelas. Mano brolis vardu Stuartas. Well, I made you in my likeness, and I saw that it was good. Mes esame sukurti Dievu. Kiekvieną iš mūsų Jis šaukia vardu. Mūsų vardai mums yra labai svarbūs, nes simbolizuoja tai, kas esame. Šis paprastas žodis tampa mūsų visos asmenybės dalimi. Ir atsakymų į klausimą, kas tu esi, Dievas krikšto vardui suteikia ypatingą reikšmę. Kartais mes tėvai vaikams duodame mylimo ar gerbiamo žmogaus vardą. Kartais renkamės šventojo vardą, kuris būtų pavyzdys, rodantis mūsų vaikui, kaip gyventi Kristaus orumu ir stiprybę šiame pasaulyje. I am yours. You are. Mano brolis gimė Švento Jurgio dieną. Ir ne, tai nebuvo Švento Jurgio diena, tai buvo rugpjūčio mėnesį. Ir aš nežinau, kada buvo jo gimtadienis, bet dabar jam patinka groti vargonais, kuriuos mes įrengėme jo žaidimų aptvare. Taigi vaikui duodamas vardas yra labai svarbus, todėl kad tuo vardu jis bus kviečiamas. Todėl reikia pagalvoti, ar vardas nėra kvailokas, ar jis tinkamai skamba ir ar tinka prie pavardės. Tačiau svarbiausia yra tai, jog parinkdami vaikui vardą, mokote jį, jog jis nėra vienišas gyvenimo kelionėje. Tad kokiagi draugija, jei ne vieno ar kito šventojo, galėtų būti geresnė? Kai gimsta vaikas, labai svarbu jam duoti vardą, nes taip jam suteikiama tapatybė. Todėl manau, kad vaiko krikštas yra tas pats, kaip tapatybės suteikimas, šaknų įleidimas. Sakydamas, štai kas tu esi vienas su šiuo dideliu pasauliu. Children of the world are dancing, singing songs of joy. Jėzus nieko blogo nepadarė. Jie tiesiog nusprendė nužudyti jį ant kryžiaus, todėl visose mokyklose yra kryžių. Vienas gražiausių mano vaikystės prisiminimų yra susijęs su motina, kuri kiekvieną vakarą ateidavo prie mano lovos, pabučiuodavo nakčiai ir padarydavo kryžiaus ženklą man ant kaktos. Šis ženklas ne tik reikšdavo, kad esu saugus,
bet ir mūsų tarpusavio ryšį. Ar žinojote, kad kryžiaus ženklas ant kaktos yra kilęs iš Romos imperijos laikų, kai vergams kaktoje buvo įspaudžiamas jų savininko ženklas? Krikščionys, pirmieji Kristaus sekėjai, perėmė šį paprotį, kuris buvo prakeiksmas vergams, ir padarė jį šventu. Mes džiaugiamės priklausydami Jėzui ir jo kryžiaus ženklui. Tad mano motina jį naudojo, kunigas jį naudoja krikšto metu ir kiekvienas, kuris priklauso bažnyčios šeimai, naudoja šį ženklą nuolatos. Maldos pradžioje, įėję į bažnyčią, mišių pradžioje ir tikiuosi prieš eidami miegoti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Katie Rose, krikščioniškoji bendruomenė tave pasitinka su dideliu džiaugsmu. Kristaus mūsų gelbėtojo vardu šventinu tave jo kryžiaus ženklu. Ant tavo kaktos darau kryžiaus ženklą ir kviečiu tėvus bei krikšto tėvus padaryti tą patį. Kryžiaus ženklas primena mums, ką Jėzus laimėjo mums visiems. Išganymą, laisvę ir tikrą bendruomenę. Per šį ženklą mes priklausome jam ir priimame jo vardą, tampame krikščionimis. Visi norime kam nors priklausyti. Per krikštą mes tampame Kristaus kūnų žemėje, bažnyčia, visuotinė šeima, jos nariais. Per krikštą mes priklausome ne tik Kristui, bet ir vienas kitam. Aš einu į sekmadieninę mokyklą bažnyčioje ir kai ten nueinu, mes mokomės apie Dievą. Dabar jie turi bažnyčią, šeimą, kaip ir mes, bei didžiulę šeimą, bendruomenę, parapiją kaip šeimą ir dar daugiau. Jie turi kam priklausyti. Daug žmonių šiandien jaučiasi labai vieniši, jų gyvenimai yra suskaldyti. Jie nežino, kam jie priklauso, kur eiti, kur rasti paguodos. Todėl būti bažnyčios bendruomenės nariu, ją aktyviai kurti, yra didelė dovana. Children of the world are dancing, singing songs of joy. Jesus said, Jėzus kalbėjo, kelkis, pasimk savo paklotą, pasimk savo nešulius ir eik namo. Ir mes taip padarėm. Mes kalbamės labai įvairiai, kartais šaukiame vienas ant kito, kartais sėdime prie stalo ir kalbamės labai mandagiai, o kartais mes tik šnabždame. Aš tikrai nežinau, kuris būdas jums yra primtiniausias tai pačiai žiniai perduoti. Bet Dievas renkasi įvairius būdus. Kai Dievas kalba mums, kartais jis renkasi gana formalų būdą ir tuomet mums tenka susikaupti ir jo labai atidžiai klausytis. Tokio kalbėjimo pavyzdys – Dievo žodžio skaitymas bažnyčioje. Tačiau kitais kartais Dievas šnabžda į ausį ir jei sugebame tai išgirsti, galbūt tai būna geriausias kalbėjimosi būdas. Skaitinys iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Dievas paliečia kiekvieną mūsų asmeniškai. Tai mus stiprina, drąsina, kviečia kovoti su gyvenimo iššūkiais ir klausytis jo mokymo. Svarbiausia yra mokytis ir klausytis to, ką Dievas šventojo rašto skaitiniu nori pasakyti jūsų vaikui ir jums pačiam. Šventasis raštas pasakoja ne tik apie tėvo meilę Jėzui, bet ir apie jo meilę kiekvienam iš mūsų. Dievas paliečia kiekvieną mūsų asmeniškai. Tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Mano mylimasis sūnus. Štai mano mylimasis sūnus. Mes visi esame jo mylimieji vaikai
ir jis yra patenkintas mumis visais. More than a song could ever convey. I need you more than all of these things. Father, I need you more. Jėzus mane myli, nes jis padeda man darbuose. Manau, kad Jėzus yra malonus, nes jis rūpinasi mumis visais, kiekvieną dieną. Manau, kad jis kalba visomis kalbomis, nes tada jis gali kalbėti su visais žmonėmis pasaulyje. Kai paimate savo vaiką ant rankų, jūsų širdis prisipildo meilės jam. Kartais jam į ausį šnabždate meilius žodžius, o kartais jam tiesiai pasakote, kad jį mylite. Iš tiesų, vaikams augant, reikės priminti savo meilę jiems labai įvairiais būdais. Ypač jie norės išgirsti, kad yra mylimi. Tai tik Dievo elgesio su mumis atspindys. Geras atspindys. Tikras. Bet Dievo meilė apima visą, ką mes darome ir turime geriausių. Ir padidina tai iki begalybės. Children of the world are dancing, singing songs of joy. Nuostabus dalykas, kurio mane išmokė mama, yra tai, kad katalikas daugiau nei pusę savo maldų skiria už kitus žmonės. Vadinasi, katalikai gilinasi ne tik į save, kai meldžiasi, bet dairosi aplink ir mato turinčius poreikių, sergančius, mirštančius, besirūpinančius, besibijančius ateities ir meldžiasi už juos. Popiežius kiekvieną rytą ant savo klaupto turi padėtą žmonių sąrašą, už kuriuos jis meldžiasi. O žmonės, prižiūrintys jo buitį, šį sąrašą nuolat atnaujina. Taigi, kai jo paprašo už ką nors pasimelsti, jis meldžiasi, mes taip pat turėtume taip daryti. Krikšto metu meldžiame Dievo užtarimų. Tai tikra malda prašant Dievo konkrečių dalykų vieni kitiems. Krikšto metu jums yra suteikiama galimybė melstis už kitus, prašyti Dievo užtarimo savo vaikui, savo šeimai ir savo patiems. Dažnai besimelsdami kartojame maldos žodžius be tikro susimąstymo ar tikėjimo. Bet sakau jums, kartais mūsų maldos gali būti neįtikėtinai svarbios. Aš pats esu gyvas tokios maldos galybės pavyzdys. Jaunystėje buvau visai sužlugęs, priklausomas nuo sunkių narkotikų. 5 metus mano motina ir sesuo labai daug meldėsi už mane. Ir žvelgdamas atgal suprantu, kad tik per jų maldą gavau apsaugą ypač sunkiu metu. Ir galiausiai jų maldų dėka sugrįžau prie Dievo, patyriau jo meilę, išgydymą ir išlaisvinimą nuo priklausomybės. Dėkui Dievui, mes turime tiek dalykų, už kuriuos galime melstis. Myli broliai ir seserys, melskime mūsų viešpatį Jėzų Kristų, meiliai sergėti šią krikštijamą mergaitę, jos tėvus, krikšto tėvus ir visus pakrikštytuosius. Krikštu ir sutvirtinimo sakramentu padaryk ją ištikimą sekėją ir Evangelijos liudytoją. Dieve, išklausyk mus. Brangus Dieve, padėk man būti gerai, tai kartais taip sunku. Vesk ją ir padaryk šventą kelyje į Dievo karalystę ir džiaugsmą. Dieve, išklausyk mus. Meldžiuosi, kad būčiau geras. Dieve, padaryk jos tėvus, krikšto tėvus tikėjimo įkvėpėjai šiam vaikui. Dieve, išklausyk mus. Dieve, maloningai išklausyk mus. Kartais meldžiuosi, kad mano šeima būtų saugi. Dieve, visuomet laikyk jo šeimą savo meilėje. Dieve, išklausyk mus. Brangus Dieve, dėkoju už savo šeimą ir visus žmonės. Dieve, krikšto malonė, palaimink mus visus. Dieve, išklausyk mus. Dieve, maloningai išklausyk mus. Meldžiuosi, kad jis nebūtų toks velniūkštis. Atleiskit man. Meldžiuosi, kad įgaučiau vidinių jėgų jiems parodyti teisingą kelią. Meldžiuosi, kad jie galvotų savo galvą. Meldžiuosi, kad jie išlaikytų sąmojį ir nekeltų per didelių tikslų.
Meldžiuosi, kad jis būtų laimingas iš tiesų ir kad būtų sveikas bei gerbtų žmonės. Gera žinia yra ta, kad maldoje mes esame ne vieni. Būdami krikščionys, esame bažnyčios dalis ne tik čia žemėje, bet ir dangaus karalystėje. Turime šventuosius, kurie meldžiasi už mus ir už begalę mūsų poreikių. Kokia nuostabi dovana yra malda mums tėvams. Mes galime atiduoti savo vaikus į Dievo rankas ir tikėtis paties geriausio. Ir nepamirškime iš tiesų, jie priklauso jam, o mes juos tik prižiūrime. Children of the world are dancing, singing songs of joy. Kalbėsime egzorcizmo maldą už Keitį. Prašome Dievo panaikinti Keitį gimtąją nuodėmę, kurią ji paveldėjo iš pirmųjų tėvų. Visagali ir amžinasis Dieve, tu siuntei savo vienatinį sūnų į šį pasaulį sunaikinti šėtono darbus ir piktosios dvasios galią. Keitį sielai, kaip ir kiekvienam iš mūsų, turi būti sugrąžintas tikrasis grožis, kuris buvo suteptas pirmosios žmogaus nuodėmės. Tačiau dėkui Dievui, dėl Jėzaus aukos ant kryžiaus prieš 2000 metų, šventoji dvasia įsikūrė Keitį ir žada niekuomet jos neapleisti. My heart's desire, you are all that I need. You are my cleansing fire. Here is my life, Lord. You take the lead. Žinote, kai skleisis jūsų vaiko gyvenimas, kad ir kaip bebūtų keista, jūs patirsite daug atsiskyrimų. Tačiau panašu, kad be to nėra augimo. Tad po kurio laiko jūsų vaikas nesijaus patogiai jūsų glėbyje. Vėliau jam nebebus patogu vaikiškoje lovelėje ar kėdėje, jam reikės visos namų erdvės. Tuomet jums dar nespėjus suvokti, vaikas jau eis į mokyklą, dar vėliau iš saugios pradinės mokyklos pereis į vidurinę. Kiekvienas naujas vaiko žingsnis atsineša tiek daug pavojų. Ir tuomet, kai mes pradedame galvoti apie tuos pavojus, kuriuos kiekvienos žinios skelbia, kasdien, tuomet svarbu, kad mes suprastume, jog Dievas yra tarsi skydas, apsaugantis nuo visokio pavojaus. Anksčiau kariai įtrindavo kūną aliejumi, kuris turėjo jį sustiprinti. Šis kryžiaus ženklas reiškia apsaugą Keitį, skydą, saugantį jo širdį. Patepu tave išganymo aliejumi vardan Kristaus mūsų gelbėtojo, tegul jis stiprina tave savo jėga, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen. Manau, kad našta jau dabar yra didelė ir ji tik didės. Pasaulio našta. Suprantate, judėti pirmyn, būti teisinga, būti pavyzdžiu, būti šaunia paauglių pasaulį. Tačiau dabar tikiuosi, kad jie supranta esanti globojama, mylima ir norima. Ji žino, kas ji yra, kad ji yra Dievo vaikas. Tikiuosi, kad krikštas jai bus tarsi inkaras, tai, kas jai padės laikytis ir išgyventi visus jai duotus metus. Visos pašalinės įtakos yra mano baimė. Galingieji yra vienas iš mano rūpesčių. Moralės trūkumas spaudoje ir televizijoje. Smurtas visame pasaulyje. Esu įsitikinusi, kad taip visiškai neturėtų būti. Manau, kad kažkur klystame. Manau, kad pasaulis jau nebėra pati gražiausia vieta, kokia buvo. Pasaulio dalykai. Alkoholis, narkotikai, okultizmas, pinigai, seksas, valdžia.
Mes pažįstame taiką ir saugumą dėl Kristaus pergalės, kurią jis laimėjo mums visiems. Jesus, my heart it burns for you. Krikštu vaikai tampa atviri Dievo valiai. Jis teikia jiems stiprybės, kurios prireiks gyvenime. Kartais gyvenimas gali būti tikrai sunkus. Kartais tai galima sulyginti su bandymu užlipti eskalatoriumi, kuris važiuoja priešinga kryptimi. Be Dievo duodamos stiprybės gyvenimas gali būti nepakeliama našta. Tačiau su Dievo pagalba galime įvykdyti neįmanomą dieną iš dienos. Take my life and flow through me. Your love is calling me on. For the Father loves to pour his mercy. Ir žinote, ką Jessicos tėtis netiki Jėzumi. Jis netiki niekuo. Netiki, kad yra dangus, kad Jėzus atvėrė dangų. Bet Jėzus yra. Yra Dievas, Marija ir Jėzus. Brangus tėvai ir krikštatėviai, ar čia susirinkote, kad pakrikštytumėte šį kūdikį? Turėdami paruošti vaikui nuostabią dovaną, turime pasiruošti patys tikėjime, atnaujinti savo krikšto įžadus ir išpažinti tikėjimą, kuriame norime auginti savo vaiką. Mes išpažįstame jį savo vaiko vardu. Ar atsižadate piktosios dvasios, visų jos darbų ir vilionių? Atsižadu. Ar tikite Dievą Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės kūrėją? Tikiu. Ar tikite Jėzų Kristų, jo vienatinį sūnų mūsų viešpatį? Tikiu. Ar tikite šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinai gyvenimą? Tikiu. Tai mūsų tikėjimas. Tai bažnyčios tikėjimas. Mes didžiuojamės galėdami jį išpažinti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Step right on. Give yourself the time of your life. Said you could do it if you take his hand. But do you have the courage to try? Ooh, you got. Mano tikėjimas leidžia suprasti, kur einu, nors kiekvieną dieną apie tai ir nesusimastau. Tačiau kartais tais momentais, kai galvoju, ką čia darau arba ką visa tai reiškia, va tokiais momentais vien tikėjimas Dievu, tikėjimas, kad kažkas yra. Skirtumas yra tik toks, kokie mūsų veiksmai padeda sukti žemėj. Mums nutinkantys dalykai jau ir taip yra įtempti ir sudėtingi, todėl tikėjimas gali padėti sugrįžti į savo vidų ir sakyti, Dieve, padėk man, aš tikrai stengiuosi. Žinoma, tai, kuo tikime, yra Jėzaus asmuo. Jis duoda mums pavyzdį ir veda gyvenime, atiduodamas pats save, kad galėtume tai pritaikyti savajame. Taigi, kai ištariate taip tikiu, įsipareigojate gyventi tikėjimu, kuriame formuosite šeimos gyvenimą pagal Jėzaus mokymą. Jis suteiks jums stiprinančią malonę, jei tik juo pasitikėsite. Once you put your trust in him. Your love is calling me on. Take me down to the river of life. Take me down to the river of life. Take me down to the river of life where I will thirst no more. Vanduo yra nuostabi ir graži dovana. Jis mus ne tik apvalo, bet ir suteikia gyvastį. Take me down to the river of life. Take me down to the river of life. Take me down to the river of life where I will thirst no more. Šis vanduo tuoj taps pašventintų vandeniu, taps pilnas šventosios dvasios. Žodis krikštas reiškia visišką pasinerimą ne tik į vandenį, bet ir į Jėzaus mirtį bei prisikėlimą. Kai Jėzus numirė ant kryžiaus, tai nebuvo nesėkmė, tai buvo Dievo sukurtas gelbėjimo planas. Tėve, Tėve,
Į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Atlikta. Jis mirė, kad mus išgelbėtų nuo blogio, kad atleistų mūsų kaltes, kad gydytų mūsų sužeistas širdis. Krikštu mes susiliejame su Jėzaus mirtimi, palikdami senąjį gyvenimą. Jis prikelia mus meilės santykių su mūsų tėvu danguje. Šis nuostabus įvykis glūdi žmonijos istorijos širdyje. Jo galią galime patirti savo gyvenimuose, švęsdami Kristaus prisikėlimą iš numirusių. Draw me to your presence, O Lord. Bring me into that holy place. So Taip kaip kūdikis gimsta iš vandenų gimdoje, krikštu gimstame visiškai naujam gyvenimui su Dievu. Katie Rose, aš krikštiju tave vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Dabar galime dalintis šiuo nauju gyvenimu, tapdami naujais Dievo šeimos nariais, džiaugsmo, taikos ir amžinos vilties gyvenimu. For the Father loves to pour His mercy on every girl and boy. Net jei Dievas rūpinasi ko nors kitu, Jis rūpinasi mumis visais. Brangus Dieve, dėkoju Tau už visą pasaulį ir visus žmonės, bet kodėl kai kurie yra alkani? Brangus Dieve, padėk visiems žmonėms pasaulyje pažinti Tave. Galingasis Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, išlaisvino tave iš nuodėmės ir prikėlė tave naujam gyvenimui per vandenį ir šventąją dvasią. Dabar tave patepame šventuoju aliejumi. Krikštu mes įgauname galią daryti tikrus sprendimus. Prisimame Jėzaus, kunigo, pranašo, karaliaus misiją. Tai reiškia aukoti Dievui vargingą pasaulį, atvirai skelbti Dievo meilės tiesą, padėti vargstantiems ir kenčiantiems su visišku atsidavimu ir gailesčiu. Visi savo gyvenime ieškome prasmės ir tikslo. Kaip bažnyčios šeimos narių, mūsų vaikų gyvenimas gali būti neįtikėtinai kupinas ir teikiantis pasitenkinimą, jiems padedant kurti Dievo karalystę čia žemėje. Offer peace where there is war. Could I bless the ones who curse me? Can I forgive the ones who hurt me most? Šis patepimas mums primena, jog nesvarbu, kokiu gyvenimo keliu eitume, Dievo valia, jis bus apgaubtas maldos ir gali pareikalauti laikytis to, kas yra tikra ir kartais už tai pakovoti. Patepimas taip pat reiškia norą pritraukti kitus žmonės meilės gyvenimui, teisingam gyvenimui, kur vieni kitiems padeda tobulėti. Taigi Dievas turi planą, o mūsų didžiausias nuotykis yra išsiaiškinti, koks yra šis planas. And it's our adventure to try and find what that is. Materialūs dalykai dar ne viskas, dvasiniai yra daug svarbesni, nes šiame gyvenime mes tik keleiviai. Pasaulyje yra labai daug karų, nepritekliaus, bado ir labai didelis atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų. Tiesiog reikia nešti žmonėms viltį ir turėti ką pasiūlyti šiam pasauliui. Norėčiau nebūti godžiu. Aš mieliau renkuosi tiesiog turėti tiek, kad užtektų pragyventi. Manau, kad turtai supriešina žmonės. Katie Rose, tu tapai naujų kūrinių ir apsivilkai Kristumi. Prižiūrėk šį baltą rūbą kaip atvirą krikščioniško orumo ženklą, šeimos ir draugų pagalba tiek žodžiu, tiek pavyzdžių. Įženk į amžinai gyvenimą danguje, nesutepusi šio rūbo. Amen.
But this white garment doesn't just speak of Šis baltas rūbas kalba ne tik apie kūdikišką nekaltumą, bet jis išreiškia ir Dievo norus, Dievo planą įrašytą jūsų vaiko širdyje, su kuriuo jis susidurs gyvenimo kelionėje. Tai bus gėrio ir blogio kova iki visiškos balto rūbo pilnatvės, šviesos pilnatvės Dievo akivaizdoje. Father loves to pour his mercy on every girl and boy. If I were God, Jei būčiau Dievas, man patiktų bliuzas. Manau, nukeliaučiau į New Yorką. Manau, jam tikrai patinka bliuzas. Tėvai ir krikštatėviai, ši šviesa yra patikima jums, kad išlaikytumėte ją nuolat skaisčiai šviečiančią. Taigi viskas priklauso nuo jūsų, tėvų, krikštatėvių, šeimos ir draugų. Mes turime ypatingą atsakomybę išlaikyti degančią liepsną. Turime daryti viską, kas įmanoma malda ir dalyvavimu, kad padėtume vaikui išsiugdyti stiprų ir sveiką tikėjimą bažnyčioje. Tada ir tik tada jis sugebės išeiti ir šviesti Kristaus šviesa jį supančiame pasaulyje. Ši žvakė tai tikėjimo ženklas, Kristaus šviesa, kuri gali būti lengvai užpūsta, bet tik ne tada, kai laikomės kartu. Todėl krikšto tėvai yra šalia vaiko ir jo tėvų, perduodami tikėjimo dovaną. Juk keletą žvakių kambaryje, kad ir tarkim 20, gali visiškai išsklaidyti tamsą. Taigi tikėjimo liudijimas yra visuomet skelbiamas kartu. Neįmanoma tikėjimo gyvenimą nugyventi vienam. Mums reikia būti kartu, sujungti jėgas, kad Kristaus šviesa būtų stipri. Children of the world are waiting to hear the song of the love that is never ending, pure and strong. All of us are children at heart. We long to be loved as we are.